3 būdai, kaip baigti pokalbį. Turbūt dažnai susidurėte, kas bendraujate daug telefonu, dažnai būna, kad žmogus šneka, bet tau visiškai neįdomu, arba šneka ne į temą, bet jis baisiai užsivedęs, ir tu nenori jo tiesiog pasiūsti, pamesti ragelio, nes tai būtų negražu, ir nori išlaikyti su juo gerą santykį, ne? Bet nori baigti pokalbį. Kaip tai padaryti? 3 būdai, ne? Papasakosiu. Tai pirmas būdas yra pradėti greitai kalbėti. Čia tas būdas galima naudoti, jeigu jūs kalbate, ne? Bet jis pastoji yra dialogas kažkoks. Bet jeigu tas žmogus varo monologą, jūs to padaryti negalėsite, ar ne? Tai va, pirmas būdas, kada yra dialogas, tada galite pradėti greitai kalbėti, tiesiog greitai, ir jisai pats baigs pokalbį. Pamatysite, pats žmogus baigs pokalbį. Vien dėl to, kad jis nebekomfortabiliai jaučiasi, nes jūs greitinat kalbėjimo greitį, ar ne? Tai va, jeigu pirmas arba neišdegė, arba jo neina pritaikėt, ne, pirmo varianto. Antras variantas, tai yra kartoti tą patį žodį. Gerai. Kad ir 10, kad ir 15, kad ir 20 kartų. Jisai ten šneka, jūs sakot, gerai. Ir pamatysit, kaip jisai kažkuriuo metu, ties kažkuriuo žodžiu gerai, jūs galite skaičiuoti netgi žodžius, kiek kartų pasakė. Ir jisai padės ragelį, jisai atsisveikins ir padės ragelį. Tai va, tai antras būdas, numeris 2, ne? Kartokite gerai. Aišku, ne per greitai, bet taktiškai. Gerai. Ir tarp kitko, jeigu jisai nepaiso jūsų gerai, dažniau kartokit gerai. Ir tada jau pradės jisai jausti spaudimą, kad jis privalo padėti ragelį. Nors jūs to nesakėte, bet jis jau jaučiasi taip, kad jis nori padėti ragelį. Tai va. Kitas dabar variantas yra, dabar pamiršau jau. Trečias variantas yra, kitas variantas aš atradau, ar ne? Pasiimi kitą telefoną arba per kompą, čia kas ofise dirbate, ne? Aš parsisiunčiau muzikėlę, kur telefono skambėjimo tonas, ar ne? Ir paleidi tą skambėjimo toną. Ir sakai, aš turiu atsiliepti, man skambina kitą liniją, viso gero, čia skubiai reikia, viso gero, padėti ragelį ir tada išjungi tą melodiją. Tai va, tokiu būdu galima gražiai pasišalinti iš nepageidaujamo pokalbio, kada jau tu nenori klausyti, tas žmogus pasakoja tau neįdomius dalykus ar kažką, bet nenori su juo gadinti santykių, ar ne? Nenori jam pasakyti ne. Tiesiog toksai būdas yra baigti pokalbį, ar ne? Kitas variantas yra tiesiog tiesiai šviesiai jam pasakyti, kad aš noriu baigti pokalbį. Bet, ne visada taip gaunasi, bet vienas iš būdų yra aš noriu baigti pokalbį, sakai. Arba aš turiu baigti pokalbį. Tai tokie dalykai. Ne viską turbūt pasakiau, yra daugiau galima prigalvoti, kaip baigti pokalbį su žmogum, kuris per daug šneka. Bet pagrindinius aš tokius pasakiau, kokius aš naudoju. Tai va tie 2 geriausi yra greitinti pokalbio tempą ir kitas yra kartoti gerai. Ir jis padeda ragelį pats. Tai va. O ten kiti jau tokie, tas toksai, sužaisti su kito telefono skambėjimu, ar ne, skamba telefonas, sakai. Atsiprašau, turiu baigti pokalbį, man skamba kitas telefonas. Ir viskas. Arba tiesiai šviesiai, va čia jau 4 bus jums. Tiesiai šviesiai, aš noriu baigti pokalbį. Tai va. Arba noriu, arba turiu baigti pokalbį. Tai va. Tai tiek būtų apie telefono pokalbius. Iki.